ar tu tenka eiti pas gydytus ir nejausti pagerėjimo, tuomet šitas vaizdo įrašas yra kaip tik tau, kuriame dalinsiuosi apie tai, kas praeityje man suteikė viltį. Viltį gyventi maloniau, sveikiau ir džiugiau. Ir svarbiausia, be jokių vaistų ir daugybės apsilankymų pas daktarų. Tad kviečiu tave pažiūrėti ištrauką iš mano YouTube kanalo, kuriame tikiu, kad ir tu atrasi nors truputėlį vilties. Nors tas sunkumas ir labai didelis tęsiasi iki 22 metų, tai per tą laikotarpį ir visokias ligoninės aplankiau, pas visus gydytojus pravaikščiau, ir ten gydytojai man bandė gydyti visokiais vaistais, visokiam fiziniam terapijom, ir atsimenu, iš nuo jų tik tai dar blogiau pasijausdavau. Ir tik sulaukęs 22 metų pas mane truputį viltis atsirado. Tai atsimenu tame laikotarpį, kai jaučiausi labai blogai, ir atsimenu tokį irgi viltį buvau praradęs. Tai atsimenu vieną kartą aš taip galėjau savo kambarį ir galvojau, nu gerai, jeigu jaustis blogai ir nenorėt gyventi, tai geriau tą dalyką daryti be vaistų. Tai toks pirmas, galima sakyti, pokytis mano gyvenime vyko, kai kažką norėjusi daryti kitaip. Tai atsimenu, po truputį vaistus mečiau, ten būdavo lomkės tos vadinamas labai stiprios, tai ten žodžiu naktim nemiegodavau, ten kažkur savaitę, galbūt net dvi, tai labai sunku buvo. Tada ir mano svoris nukrito, nes nuo tų vaistų auga svoris, tų visokių psichiatrinių ir cheminių, tai nuo 74 kg iki 59 buvo nukrytę. Nu žodžiu, buvo reikalų labai. Tada atsimenu tame laikotarpį ir ten lytinės problemos labai pablogėjo, ir atsimenu, bet ieškojau sprendimo, kaip bent jau su to dalyku man pagelbėt.